Lietuvos krepšininkai perrašinėja savo šalies krepšinio istoriją. Ketvirtadienio vėlų vakarą mūsų šalies atstovai susigrūmė su Argentinos nacionalinė komanda, kuriai nepaliko jokių vilčių pagalvoti apie patekimą į pusfinalį. Lietuviai pusfinalio mūšyje susitiks su dar ne vieno pralaimėjimo neturinčia Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Pirmosiuose nepriklausomos Lietuvos olimpinėse žaidynėse Lietuva turėjo galimybę sužaisti su ta tikrąja svajonių komanda, kurioje rungtyniavo tokie krepšininkai kaip Magikas Johnsonas, Michaelas Jordanas, Karlas Malonas ir kiti. Jog vyresni krepšinio gerbėjai turbūt atsimena, kaip Artūras Karnišovas, sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, nepraleido progos su savo fotoaparatu įamžinti garsiausias NBA žvaigždės. Šiame čempionate Turkijoje amerikiečiai tikrai nesukuria nenugalimos komandos įvaizdžio. Lietuviai turi didelių šansų įveikti šią ekipą, nes kol kas atrodo, kad mūsų sustabdyti negali niekas. Lietuviams didžiausią galvos skausmą turėtų kelti Kevinas Durantas. Žaidėjas pelno po beveik 20 taškų, atkovojo po 6 kamuolius ir atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus. Jam puikiai talkina komandos veteranas Chauncey Billupsas. Krepšininkas įmeta beveik po 12 taškų, atkovojo po 2 kamuolius ir atlieka kiek daugiau nei po 3 rezultatyvius perdavimus. NBA lygos jaunoji žvaigždė Derrikas Rose'as pelno po 8 taškus, atkovojo po kiek daugiau nei 2 kamuolius ir atlieka po beveik 3 rezultatyvius perdavimus. Jungtinių Amerikos valstijų komandoje yra ir daugiau krepšininkų, kurie tikrai ras būdų, kaip pridaryti bėdos lietuviams. Mūsų šalies gretose kol kas geriausiai sekasi Linui Kleiza. Krepšininkas žaidžia stabiliai ir sunkiausiais momentais trukteli komandai į priekį. Prieš Argentinos krepšininkų žaidėjas pelnė 17 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Geriausias čempionato rungtynes sužaidęs snaiperis Simas Jasaitis įmetė net 19 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir realizavo 4 iš 7 mestus tritaškius. Į Kauno Žalgirį grįžtantis Paulius Jankūnas taip pat sužaidė solidžiai. Puolėjas įmetė 12 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko net 5 rezultatyvius perdavimus. Ir buvo vienas tų krepšininkų, kuris uždengė visiems neįkandamą Luiso Skiolos puolimą. Dvikova tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų vyks šeštadienį, 19 val. Lietuvos laiku. Tiesioginę rungtynių eigą pateiks ir krepšinio portalas Eurobasket.lt.